Labą rytą. Na, pas mum jau darbe. Prasibudis aš nuo 4. Pragulėjom darbis, gal kem minučių. Javutė pabudo, nebepavyko užmigti. Noriu sėdti tas virtuvės tvarkyti. Tai kėlėmės ir atsigėrėm kavos ir jau kibam į darbas. Parsinešėm lentynus. Taip, žodžiu, toks užplanavims. Su tuo, ką turim, tai gal nelabai idealiai, nes čia toks biški, žodžiu, slapts kampelis, bet sakėm, biški bus tokiem mažiau naudojamiem dalykam ten užkišti giliau. O šiaip, nu va, bus daug lentynų. Ten toks tas staliuks gal bus vėliau kits, koks biški aukštesnis kaip ir užplanuots, bet gal ir tas paliks netgi. Aš tas razets padariau biški aukščiau, kaip kad įsivaizdavau, kad dėsim kažkur didesnė, bet žodžiu, primislysim. Nu tai va, tai Javutė dabar visko bando surikiuoti, suštabeliuoti tenai. Pradėjau petelins kabinti, o reiks parnešinėti šitą stalą su kriauklė ir pajunginėti skalbenkę ir tą. Tai nors čia dar elektrą nesujungt. Tam mano toj saugiklė dėžiai, bet jau dėduos razets, ten įsidėjau. Ir čia dabar reikia įsidėti iš karto, kad po to per stalą nesilankstyti, kad būtų patogiau. Nu, žodžiu, susijunginės razets, pasijungsim kriauklę, skalbenkę, vandenį, viską. Nu, ir po to reiks tada tą bandyti išsiriškinti kažkaip. Bet, žodžiu, grindys atrodo liuksiškai. Jaučias dar, kad tokie minkštesni tie dažai. Taip atsargiai ten bandėm su tom lentynom, kaip ir liktais nieko neišdraskėm. Žodžiu, nein miegot, galvojam apie virtuvę. Ai, lemps dar pajungiau vakar prieš eidams gulti, tiek užsinorėjo pamatyti visą normalioj šviesoj, tas grindys, tai buvo šitą jau pakabinis, bet nepajungis, tai čia dar vienu tokiu šiaip pakabinau, kad plikslaids nekabėtų, įdėjau jungiklį ir ten viską sujungiau. Va, žodžiu, turiu prisirikiavęs visokių razečių. Ir ką? Ir dėliau junginiai pabiški. Čia šitoj vietoj, kai vedžioju, buvo pritrukę laidą 2,5 kvadrato, tai iš brolio parsinešiau minkštą daugiagyslę. Bet kad čia praves nuo čia, taip, į tą razetę, čia irgi minkštas. Ir negaldėt šitą taip tiesiai įsuki razetę, o šitam reikia tokio užspausti, tokio šuduko ant galo, kad nebūtų palaidos tos gyslos. Tai žodžiu, tam kartu izoliuos, šituos sukiš į vidų, bet razetė pajungs tik tai ant tų, tai tik tos kol kas nebus pajungtos. O turiu užsisakęs, ateis kažkad ant dienų, gal už savaitės, tai tada vėl reiks atsidaryti ir pasijungti tą kitą galą razečių. Šičia viršui, kur gartraukiui palikau razetę, skylę razetę, tai kol kas gartraukio nėra ir dar nenusimato taip ant dienų, tai nedės razetės, dės, sakyt, dangtelį. Gražu, balta, išplombuota. Gudriau atrodys negu razetę palubėti. Nu, žodžiu, biškiai apsidirbam, prikraustė Javutė 1 lentynų, 2 jau prikraustė. Aš kelis razets įdėjau, 8 valandos rytą ir dabar šeštadienis, tai galvojam reikia lėkti iki Panevėžio. Ten žiūrėjom skelbimas yra orkaičių, pirksim dėvėtų, nusprendėm pirkti dėvėtų orkaitį ir galvojam, blemba, jeigu važiuoti į Panevėžį, tai reikia ir į turgų nuvažiuoti. Žodžiu, varom. Nu, grįžom iš Panevėžio, orkaitės nenusipirkam. Turgui nieko gero neradom, bet nuvarėm į depo, tai ten visokių šudelekų radom. Žodžiu, Javutė sako, kad aš čia galvoju, kad man čia sunks darbs yra sugalvoti, kaip čia tuos laidus visus sutalpinti ir sujungti šitų dėžutį.
Bet pažiūrėkit, pasiekoks darbas, visas šitas šmutkės. Sudalpinti tas lentynus gražiai. Ir čia dar ne viskas, dar ten kiek ir šmutkių. Nu, tikiuosi šitos dėžutės mane išgelbės. Aha. Labai turiu daug vilties ant anų. Nes kol kas 2 bent jau gražiai sukrojau, tai dar žiūrėsim, kas bus. Gerai. Na, pagaliau vėl turim vandenį virtuvėje. Žodžiu, prisinešiau visų dėžių, visokių alkunyčių, visokių daikčiukų, bet netgi dar atlika detalių. Atlika va šlang vien, nes pasikeitė, kitų panaudojo, pasikeitė diametras šito kraniuką. Ir čia uždėjau tik vieną alkūnį, iš pradžių iš vis net nebuvau tiesiai kišau tą šlangą, bet čia da pirmą jungdavas mums kalbenkė. Bet galvoju, kad viską biškai čia naisų paprastint šitam gale, nebedėti ten vienos tos šitokios skalbenkės alkūnės, kad skalbenkį pajungti. Iš pradžių buvo taip, šitą alkūnę, tą alkūnę ir čia ėjo į kažkurį vieną kriauklę, į kitą skalbenkę. Bet čia ant šito Ikėjos sifono yra va toksai pipuks, kuris nusipjaunčia tas pats galiuks viršutinis ir pasijungt čia skalbenkė. Tik neaišku, kadangi čia jau yra prieš sifoną, ar nebus kokių nesąmonių, kad, pavyzdžiui, smirdės iš tos skalbenkės vamzdžia, arba kad užgazins ir pus į šitą, į kriauklę. Bet plemba labai knieti išbandyti, nes šitą viskas būtų paprasčiau ir tai būtų liktais biški daugiau vietos čia po tą kriauklį. Nebereiktų tų ekstra alkūnių ir, žodžiu, tvarkingiau daugiau eitų šlamštą prikrauti. Pakriauklį, nu tai va, tai žodžiu, bandys ten pajungti ir žiūrėsim, gal praeis. Nu, jeigu smirdės, tai kažkaip užglušins ir tada jau jungs ten. Bet iš pradžių galvojau, čia gal reiks su tokiom alkūnėm praeidinėti iki ten kažkaip, bet prisiminiau, kad yra ta šlanga nuo to sifono, baptiesiai ir viskas. Tai va, dabar tik tai dar skalbenkę pasikišti. Nežinau, ar užteks vandens padavimo šlangos ilgio, nes jį bus nuo to tolimojo kampo turės iki šičia ateiti. Tai jeigu neužteks, reiks irgi kažkio ar prailgintojo, ar tiesiog nusipirkti ilgesnį šlangų. Bet kol kas viskas čiki-piki. Čia buvo toks daržėgelis viršui, susikabinti visokiem rankšluostukam, šudukam ir ten dar visokiam lentynėlėm. Mes tų visokių lentynėlių prisipirkė. Dar ekstra čia kabliukų kažkur yra. Tom ant čia kur dedas. Bet dabar, šis nuėmėm ir plus nuėmėm čia dar tik lentynėlė buvo šitoj vietoj. Taip atėję. Ir irgi anos nereik, nes kažkaip užim vietų, geriau viską ant grindų krausim ir, žodžiu, bus paprasčiau. Bus tvarkingiau. Nu, gal netvarkingiau, bet daugiau vietos telps. Daugiau daiktų telps tai yra. Nu tai va, žodžiu, kol kas viskas liuks. Aišku, elektros dar nėra, nes čia dar bardaks. Bet jau baig viską susikrauti į savo šepukus. Tai progresuojam, žodžiu. Viskas liuks. Papasakok, pradėjus pasakot, viena čia prikonstravo, instruktuoja mane, kad nepradėčiau raust kažko ieškodams. Aš nežinau, ar čia taip tiek prieskonių žmonės normaliai turi savo namuose. Bet va šitą eilė, visi yra prieskoniai, tik prieskoniai. Tokie va maišelius, arba va tokie bonkelės visokios. Viršui kava, ne? Arbata jo, kava, arbata ir sėklos visokios ir džiovinti vaisiai. Miltai čia toliau, ne? Nu čia va visokie ryžiai, nu tipo kaip ten... Grūdai, nu tokie jo, grūdinės tokios visos kilmės. Ryžiai, makaronai, ten, kas čia dar yra, grikiai, o čia visokie maistai, kurie yra tiesiog ar kažkokios konservos, arba, nu jo, konservai visokie,
pomidorų va, šitas ir dar visokie va, lęšiai, žirniai. Tai kodėl lęšiai ne prie grūdų? Lęšiai ne prie grūdų. Ai, reikėjo Čia sakė visokie grūdų. Aš jeigu ieškos lęšių, tai ieškos ten tam žaliam. Nu jo, bet reikia biškį apvalgyti. Šitą dėžkę apmažinti biškį, kad tilptų va visi šitie tada ten. Ne, iš tikrųjų šitos visus reikės perkratyti, aš nusipirkau dar va tokių dėžučių. Specialiai va tokiem, sakiem, biriem. Nu, žodžiu, daug dėžučių visokių. Jo, bet jau yra sistema. Bet jo, dar reikia tik tai užrašyti visą tą turinį tų dėžučių, tai iš vis tada bus paprastai. Jo. Nu, super, tau geriau sekas negu man. Bet ir vanduo. Liuks, reikia įplaut. Reikia įplaut, ką nors. Nu va, gerai, toliau krapštamės. Ai, sugalvojau dar tokį modifikacijų staliuką. Čia ant šito pasirodo žėgelio, tas viens išsiim pagalys. Ir tą pagalį, galvoju, būtų gerai čia išsigręžti čia skylutę ir pakabinti šičia. Ir tada tos kabliukus pakabinti čia. Ir ar užkadariuką kokiam pakabinti, arba tokie užuolaidėliai, kad čia galėtum visą užtraukti ir paslėpti visus šitos grožius. Nežinau, ar man taip gražiai tiesiai pavyks išgręžti, bet man atrodo, kad reikia pabandyti. Nu, blemba, atrodo, kaip čia buvęs. Tik tai pamiršom užuolaidų užnerti. Bet, žodžiu, šlangos užteka, viskas pajungt. Ten irgi viskas tvarkoj, skalbenkiai, galėtų vietos sočiai. Tik tai šitą šlangą reiktų kažkur čia biškį gal prikabinti. Kad čia neužimtų, nekabalduotų, bet super duper. Ein viskas kaip išpykės. Nu va, pakabinam ir užuolaidų. Reiks skalbenkės, čikštą atsitrauki, paskalbi, užsidengi. Reikia kažkur čia pareguliuoti. Va, prašau. Pritrumpit biškį reikia. Bet šiek tiek geras bajeriuks. Visą laiką jautė svajoja apie tokį tą užuolaidėlą. Nu ir viskas, šiandien nusikali nuo ten 4 su kažkiek, atsikėlė jau net nežinau kiek valandų, tai ir išsikrovė ir laikrodis ir viskas. Bet reikia atgulti ir rytoj surinkinėsim tų virtuvinį komplektų. Tai dėkui, kad žiūrėjote ir pasimatysim kitoj serijai. Čiau.